12 nuolatinio turinio kūrimo metų. Pirma vieta Lietuvos YouTube topuose ir sekėjų minė sudaranti 14% visos šalies populiacijos. Arba kad būtų lengviau suprasti šį kosminį skaičių, galime paimti Kauno ir Klaipėdos miestų gyventojus, sudėti juos visus į vieną krūvą ir kiekvienas iš jų bus Vaidotas kanalo prenumeratorius. Natūralu, kad kelyje link tokio rekordinio pasiekimo pasitaikė vienas kitas akmenėlis ar netgi visas akmuo. Todėl su malonumu kviečiu visus jūs prisijungti į kelionę, kurioje išsiaiškinsime, kaip trijulė kilusi iš mažo Lietuvos kaimo visiems laikams įrašė savo vardus Lietuvos interneto istorijos metraščiuose. Manau, būtų nesąžininga, kalbant apie Vaidoto veiklą internete, nepaminėti dviejų žmonių, kurie stipriai prisidėjo prie visos kanalo veiklos. Tai Vaidoto brolis Mantas ir jų pusbrolis Giedrius. Būtent šie vyrai 2013 metais griebė telefoną į rankas ir nufilmavo savo pirmąjį skečą pavadinimu Kompiuterio galimybės. Tuo metu gaming ir vlogų formatų vaizdo įrašų perpildytoje platformoje ganėtinai naujas ir Lietuvoje mažai girdėtas formatas susilaukė didelės ir teigiamos žiūrovų reakcijos. O juodas humoras ir didelis keiksmažodžių kiekis puikiai tiko tuo metu pagrindiniai YouTube platformos vartotojų daliai – vaikams. Tik nereikia iš to pūsti didelio burbulo. Dabar TikTok'e turime dar blogesnę situaciją, kur jau nauja karta vaikų klauso tuos pačius keiksmažodžius, tik šį kartą ne skečuose, o stebėdami realų žmonių gyvenimą vykstančiuose gyvose transliacijose. Balvonas, ką tu nori atėjęs pas mane? Ir nors dabar juodas humoras ir didelis keiksmažodžių kiekis yra priežastis, dėl ko visi pradiniai Vaidoto epizodai yra privatūs ir prieinami tik labai mažam išrinktųjų ratui, bet ikoniniai ūsiukai ir kirviu ginkluotas kaimiečio personažas giliai įsirėžė į atmintį, kaip pagrindinė kanalo vizitinė kortelė. Sugrįžus mintimis tuos 11-12 metų atgal, pamenu, kaip laukdavau naujų trijulės epizodų, kurie kiekvieną kartą sugebėdavo šokiruoti savo juodo humoro dozę. Gražus, pas mus kaime vaikai, nebijok. O tai čia žiūrėk, po vieną kiekvienam atėjo, ne? Ne, čia tau reiks vienam tvarkyti, žinok, aš turiu savų reikalų. Kaip aš to vienas, du vaikus išpysiu, Taip, sutinku, kad dabar tai atrodo ganėtinai lėkštai. Bet anuomet, kai nuoširdų juokas sukeldavo klasioko sąsiuviny nupiešti 3 apskritimai, iš kurių vienas yra pailgas. Suprantigi. Arba žmogaus kūno fizionomijos kursas 8 klasės vadovėlyje. Toks Vaidoto kuriamų skečų humoras privertė juoktis ne vieną jaunąjį žiūrovą. Na, jeigu prakalbam apie mokyklas, turiu jums užduotį. Ką gausime, jei paimsime žodžio Supermenas priešdėlį ir prie jo pridėsime neseniai praūžusių muzikos asociacijos metų apdovanojimų žodžių pirmasias raides? Na kaip, palaužėte? Na, palaužėt smegenis. Prašyčiau būgnų ir teisingas atsakymas – super mama. Bet palaukit, prie ko šitie apdovanojimai, prie ko šitos super mamos? Gal geriau pažiūrėkim filmuką, kuris ir paaiškins visą šią istoriją. Aš tuoj, jūs žiūrėkit, manęs nelaukit. 2014 metų spalio 19 diena. Kūrėjų trijulė išleidžia savo pirmąjį muzikinį darbą. Pagaliau supratau, kuo skiriuosi nuo Vaidoto. Jis po metų savo kūrybos išleidžia tokį bengerį, o aš po metų savosios išleidžiu vaizdo įrašą, kuriame aptariu visus jo pasiekimus. Vis dėlto, su didelė jėga ateina didelė atsakomybė. Ir dainos Šito neprašau autorių trijulė išsiaiškino tai sudėtingiausių kelių. Pasirodo, visi tie vaikų pirštų kapojimai ir kaulų skaldymai nelabai patiko supermamytėms, kurios išgirdę dainos žodžius skundais apipylė vaikų teisių apsaugos tarnybą. Būtent tokiu būdu į savo ramios sodybos kūrėjams teko persikelti į teisiamųjų suolą. Šią bylą stipriai nušvietė visi didieji šalies žiniasklaidos kanalai. Ir neilgai trukus, dainos vaizdo įrašo herojus Vaidotas buvo pradėtas skalbti viešai. Begalės skambių antraščių, bandymas priskirti kūrėjus grupuotei ir noras Vaidotą paversti nusikalteliu. Na gerai, gal šito rašyti ir nereikėjo, bet manau visi tuo metu sekę Vaidotas kanalo veiklą, suprato, jog tai yra tiesiog eilinė juodo humoro dozė, kurioje ieškoti logikos yra taip pat absurdiška, kaip pasitelkti kunigą egzorcistą dainos įvertinimui. Bet užtenka čia taip neigiamai kalbėti. Ne viskas buvo taip blogai, na bent jau žiūrint iš šalies. Šios bylos nagrinėjimo procese dalyvavo ir jį aptarinėjo tokie šou biznio rykliai, kaip Marijonas Mikutavičius, Algis Ramanauskas,
Paulius Ambrazevičius, o kur dar didelis būrys kitų puikiai žinomų veidų, kurie stojo ginti dainos kūrėjus. Šioje Dovydo prieš Galijotą kovoje Vaidotas kanalo trijulė tapo savotišku laisvos saviraiškos simboliu, o kanalo veidas Vaidotas Grincevičius pavogė svajonių jaunikio titulą iš mano jau anksčiau minėto Marijono Mikutavičiaus. Įsivaizduojat, vos per keletą metų iš eilinio kaimo vaikio į vieną geidžiamiausių vyrų Lietuvoje, o jūs dar sakot, kad Roma per naktį nepasistatė. Skandalai skandalais, bet nereikia pamiršti, kad net ir vykstant bylos svarstymams, gyvenimas vietoje nestovėjo. Ir Vaidotas kanalo kokybės kreivė toliau sėkmingai kilo aukštyn. Būtent šiuo metu trijulė išleido daugiausiai dėmesio sulaukusį savo skečą pavadinimu Kaimo policija 3, kurioje prie mums jau puikiai pažįstamų personažų prisijungė ir komikas Mantas Katleris. Opa! Opa! Nu, dėdė vieną. Kiauras! Pataisykite mane, jeigu klystu, bet būtent šis skečas yra daugiausiai peržiūrų sulaukęs tokios kategorijos vaizdo įrašas visoje lietuviško YouTube istorijoje. Bet tai tebuvo pati pradžia, nes puiki ir sparčiai tobulėjanti Vaidoto vaidyba, na žinoma ir didelė sekėjų armija, neliko nepastebėta ir neilgai trukus mes jį išvydome didžiuosiuose šalies kino ekranuose. 5 rolės skirtinguose vaidybiniuose filmuose, bendradarbiavimas su TV3, o vėliau ir su LNK, bei užkopimas į Olimpo viršūnę. Pirmąją vietą tarp Lietuvos kūrėjų visoje YouTube platformoje. Atrodė viskas, prie ko prisiliečia mūsų įrašo herojus, tampa auksu. Vaidotas ateina į podcastą – peržiūros. Vaidotas ateina į kitokius pasikalbėjimus – peržiūros. Vaidotas įkelia naują skečą – peržiūros. Savaime suprantama, kad tai nėra tik sunkaus darbo ar fortūnos šypsnio pasiekmė. Kaip ir močiutės skaniausių blynų recepte, svarbiausias ingredientas yra meilė pačiam procesui. Man verta iš tikrųjų. Ir Katleris sakė, tipo, jis neturėtų jėgų, 5 dienas nemokamai. Aš turiu jėgų. Mano hobis, kai kažkas, pavyzdžiui, sako, YouTube nesąmonė, tai kažkas žvejoja ir daug sumoka pinigų, taip ant meškerių, žinai, išleidžia daug pinigų, aš taip pat išleidžiu pinigus ant YouTube'as. Vienas nuoširdžiausių ir mieliausių mano kada nors girdėtų atsakymų. Akivaizdžiai parodantis, jog Vaidotas kaip tikras menininkas mėgaujasi pačiu kūrybos procesu, o šį faktą dar labiau užtvirtina mažas reklamų kiekis jo kuriamuose vaizdo įrašuose. Ir šią gražią natą galime užbaigti Vaidotas kanalo populiarumo laikotarpį, kuris buvo kupinas aukštumų, naujų rolių ir pirmųjų Vaidoto Grincevičiaus pasirodymų viešumoje. Toli gražu neturiu omenyje, kad po šio laikotarpio kūrėjo kreivė smuko žemyn. Tiesiog naujasis etapas simbolizuoja jau subrendusį Vaidotą, kuris vis mažiau laiko skiria podcastams ar kitokiems pasirodymams viešumoje, o grįžta prie savo šaknų ir didžiąją dalį savo laiko skiria kūrybai YouTube ir LNK platformose. Būtent šioje kūrybos stadijoje matome dar aiškiau savo kelią atradusius kanalo kūrėjus. Šalia jau buvusių ir nuolatos kuriamų skečų atsiranda dabar jau puikiai pažįstamos kaimiečio dirbtuvės, išgyvenimo iššūkiai ir kelionių epizodai. Kanale vis dažniau galime pastebėti ir naujų veidų, tarp kurių visiems puikiai pažįstami Norbertas ir Nunis. Visgi, gyvenant Lietuvoje ir kuriant turinį lietuvių kalba, egzistuoja labai žemos ir aiškios augimo ribos, apie kurias visi kūrėjai yra anksčiau arba vėliau pagalvoję, bet retam pavyksta sulaukti tarptautinio dėmesio, kurį mūsų vaizdo įrašo herojui atnešė iš pažiūros eilinis kaimiečio dirbtuvių epizodas. Šiandienos diena jis istorija. Va šiandien aš išrasiu elektrinį dvivamzdį šautuvą. A few moments later. Labai gerai šauna. Ir nors dar iki elektrinio ginklo projekto turėjome daug stulbinančių Vaidoto nagingomis rankomis ir žvitrių protų sukurtų darbų, bet būtent šis kaimiečio dirbtuvių epizodas turėjo viską. Ginklo kūrimo konceptą, netikėtumo faktorių ir svarbiausia laimingą pabaigą. Kameros užfiksuotas sprogimas nenutraukė rankos, bet išmušė Vaidotas kanalui skylę į tarptautinius vandenis ir suteikė vilties, kad gal vis dėlto įmanoma įsitvirtinti toje įsvajotoje užsienio rinkoje. Taip gimė mano manymu vienas unikaliausių ir geriausiai išrašytų tranzitinių epizodų. Tiksliau visi 2 epizodai.
kuriuose Vaidotas praneša savo prenumeratoriams apie ateinančius kanalo pokyčius. Mažiau keiksmažodžių ir turinio kūrimą anglų kalba. Prie viso šito tu dar turėsi daryti svetima, universaliausia pasaulyje kalba. Rus. Ne rusų, o anglų. Būtent dėl šios priežasties dalis kanale esančių skečų ir kaimiečio dirbtuvių epizodų yra parašyti anglų kalba su papildomais angliškais titrais. Nežinau, kiek galutinis rezultatas pateisino kūrėjų lūkesčius, bet įslaptinto šaltinio duomenimis Vaidotui pavyko pasiekti, kad 5 procentai iš visų jo žiūrovų būtų ne Lietuvos gyventojai. Galime daryti prielaidą, kad to skaičiaus nepakako. Atsižvelgus į tai, kad kiekvieno epizodo titravimas reikalavo papildomų išlaidų, o daugumos sukurtų vaizdo įrašų net nepavyko monetizuoti dėl kuriamo turinio, anglakalbės auditorijos užkariavimo idėjos teko atsisakyti. Per visus tuos turinio kūrimo metus galime pastebėti, kaip Vaidotas užaugo ir subrendo, tiesiai prieš mūsų akis. Vėlyvais 2013 metais, pradėjęs nuo šokiruojančių ir juodo humoro persmelktų skečų skirtų jaunai auditorijai, dabar perėjo prie brandesnių ir vyresnius žmonės įtraukiančių projektų. Ir nors papildomų prenumeratorių skaičiaus stagnacija simbolizuoja pasiektas visas įmanomas augimo ribas, bet be galo smagu matyti, kad Vaidotas nepamiršo platformos, kurioje ir prasidėjo visas jo menininko kelias. Negailėdamas savo laiko ir finansinių išteklių, jis toliau savo sekėjams serviruoja vienus kokybiškiausių nemokamų lietuviško turinio vienetų internete ir ramiai gali sakyti: pasiekiau viską. Tačiau žemė viskas su pasiekęs. Na, jeigu subscriberį žiūrint, 10% Lietuvos gyventojų manį seka. Tai jeigu čia yra lubas, tai aš esu ant lubų, užlipęs ant stogą ir tą patį kaminą tvarkau šmotiniam plytam. Kaip smagu buvo prabėgti per visą Vaidoto kūrybos laikotarpį. Galime drąsiai sakyti, kad su juo užaugo visa karta vaikų, kurie net nebejojo, kad ir po 10-mečio seka jo kūrybą. Būtų be galo smagu, jeigu komentarų skiltyje pasidalintumėte savo nuomonę apie Vaidoto kanalą, o gal net ir papildomomis įžvalgomis apie mano šį epizodą. Na o dabar, visi pasimkite nealkoholinio gargalio butelį į rankas ir bėkite žiūrėti Vaidoto vaizdo įrašo. Šiandien iš manęs tiek. Iki. Daug lapų prirūgusi, daug varlių, sniego lavina, jinai veis mane. Užsidariau šiam name, pačiūžas iš naujausios čiuožyklos, šis skrandis iš geriausios liejyklos. Pasimetęs noriu negaliu, ieškau tupyklos, kirpyklos plaukai 3 savaitės nematė, ką matė.